Labas rytas, jums tarė Aistė. Einame pusryčiauti. Jeigu kas nors gero bus, parodysim. Šiaip labai šiandien drėgmė jaučiasi. Akiniai rasa, turbūt gal ne visą naktį, bet lyjo daug. Tai labai jaučiasi. Tai pasistiprinsim ir važiuosime, ne? Bandysim lėkti kažkur. Į ekskursiją. Va toks vaizdelis iš pusryčių, iš pusrytainės. Labai viskas gražiai atrodo. Einame dabar, aprodysim greit ką valgyti. Nieko nėra? Tai einam valgyti. Gerai, Aistei blynų. Nėra. Jau blogai. Čia viskas, visi pusryčiai, čia nieko nėra, hebra. Ryžių. Morning. Nieko, ta prasme. Visiškai nieko. Gerai, šiandien meniu toks. French toastas. Thai style breakfast. Bananai. Arba pineapple, arba ananasai su blynais. Ir kiaušas. Va, Aistis atsinešė pusryčių. Sultis skanios. Dar kartą parodo vaizdą. Žiūrėkit, koks katukas mažiukas. Jie čia kažkai labai maži visi. A ne? Kysiu. O čia pažiūrėkit, kas vyksta. Koks vyksta čia gyvenimas. Su kiaušiniais. Visą medę. Ir į viršų. Wow. Jau čia belė kiek pasižiūrėkit. Ne kačiukai. Važiavome pro šoną ir pamatėme tokią baltą, gražią šventyklą. Atvykome į dar vieną mankštos pratimų sesijų takelį. Kaip man ir patinka. Tai gerai, nulipti į dzin, išsimaudysim, po to kol užlipsim vėl šlapi ir ką tada? Vėl nulipti. Vėl išsimaudyti ir taip kartuot begalę kartų. Tai mankštelė. Mankštelė. Tai vat, sau ramiai ir klepečkojam kažkur. Tikėkimės bus verta, ne?
Nu, jis tu kaip mango šeikas. Geras, aš ragavau, toks riebus geras, ane? Nu, tikrai atrodo... Mano pietus. Tavo pietus, bet ir be ledukų, kas įdomiausia. Mano priešpečiai čia. Labai norėjau atsigerti. Su tokiu vaizdu, tiesiog, kas gali būti geriau. Nėra žmonių. Wow. Nu, pasimaudėm, pasideginom šiek tiek ir ką, keliaujam toliau į kelionę, pietukų pavalgyti. Iš manęs tai nekoks degintojas jis. Aš sakau, aš galiu ir namie pagulėti. Aistukas gal labiau norėtų pasideginti, ne? Nes jinai balta kaip sūris, aš tai jau raudonas, rudas, vyšnevas visoks. Tai turėsim dar tų dienų, pasideginsim. Jau čia atsidarė bariukas, išsinešė kėdutės, tai veiksmas prasideda. Tai mes dar čia atvažiuosim kažkurią dieną vakare. Šiandien tai turbūt nevažiuosim vakarieniauti į Aistės draugės rekomenduotą vietą. Paskaitom atsiliepimus, tai viskas ok. Dar čia Zen Beach, jeigu ką. Šiukšliadėžės nėra. Nu, čia jau ką Zen Beach ir labai vėl akmenėtas krantas, tai iš biškį prasivariau padas, apsikruvinau, nuleidom kraujo. Tai va tiek va žinių, parodysim ką valgom ir gal net pasakysim ar skaniai. Taip, gerai. Kadangi mūsų tas vietinis nedirba dar, o nežinia, iš viso šiandien dirbs, tai pasiėmėm chicken tikką su nanu ir aš pasiėmiau masala boulą su ryžiais dar ekstra. Pažiūrėsim, gal bus skanu. Ir aišku, taipgi be refreshmento. Oi. Kągi, pirmas patiekalas yra humusas su ryžiais. Aš jau šį paragavau, bet biškės rumas pavėluotas atėjo. Galio kaip skanu. Wow, 10 balų. Labai. Antras patiekalas yra chicken tikka su duonelė česnakinė. Aistukas labai skaniai kapoja avinžirnius. Tai va, ko čia žulikas nori? Jau ragavau, super skanus, super skanausiai valgote. Ačiū ir jum. Na ką, po kelionių, dabar kiek, 3 ar 4, ne? Papietavom, reikia pakristi ant gultų, pasideginti Aistukui, aš tai mirksiu baseinė, nežinau. Mano toks likimas. Taip? Aistė deginsis. Aš gali žiūrėti ir žiūrėti, gražu. Nu ką, taip lengvai ir varom vakarieniauti. Sakėm, tikiuosi neužlis. Sakėm, vadysim gal žuvytės kokios paskanauti. Nes šitam viešbutį, nu ne viešbutį, pietau vakarieniausim, bet šiandien mūsų paskutinė, o ten kaip tamsus debesis, paskutinė diena, vakaras. Šį čia ir rytoj judėsim jau į kitą salą. Tai va, palinkėkim mums sėkmės. Turime čia atvažiavom, kas pasakys. Hello. Seat for 2, okay, can we go there? Ar čia va einam?
Ar ten prie krūmų? Ką? O. Atsiprašau, nespėjom nufilmuoti, užtaršiam visą žuvę. Skanim? Skanim, man irgi. Dauliama, vaibelis visiškai ne maistui, ne? Mes su Aiste pakalbėjom ir nusprendėm, kad čia zumbos užsiėmimai vyksta. Kas norit, galite atvaryti. Jo. Pirmadienį. Ir iš viso, kodėl jie pirmadienio vakarą nedarbe. Kas čia vyksta? Mes tiesiog laukiam 7-Eleven maistelio savo 2 sumuštinių. O tas šiuvelis. Ai, išsigando, žiūrėk. Šiaip labai šitas mūsų dėdė piktas. Nei labo dieną, nei viso gero. Nu, sunki diena, arba pachmielas. The next morning. Labas rytas, mūsų mažieji nenaudėliai, pasižiūrėkit, kaip gražu. Ir kągi mes turim paskutinę nakvynę įvykdytą šičia. Keistukas Kellogg's sudarimą. Ir viskas. Pavalgom, pakuojamės daiktus, važiuojam atiduoti pirdą, o pas mane klynas atsiktas. Važiuojam atiduoti pirdą į keltą ir į Kotao. Aš negaliu atsigrožėti šitų vaizdų. Kągi, pasistiprinę, atsigėrė ir vėl ištroškę. Atidavėm pirdą, atgavom pasą. Kadangi reikėjo pirdą atiduoti apie 11, tai turim dar gerą pusvalandį pasivaikščiot. Pasidėjom kuprinės, kad galėtume check-iną į keltą pasidaryti. Tai dabar tiesiog einam bele kur. Ir kur tik benaitum, ten visur gražu. Aiste, porą žodžių nori. Labai gražu. Literaliai porą žodžių. Mums sakė eit kitur, aš sakau, ar aš per didelis, sakė, tu didelis. Bet mes taip galvom dėl to, kad kas su lagaminais eina į 1. aukštą, nes va ten, jeigu matot, visur matot, lagaminai yra sudėti. O kas su kupšiam, va tuoj vaduos mums šitą ir mes lipsim į viršų tiesiai. Neiškentėm mes ant to karščio. Tai atėjom čia atsisės su Pandiške. Aišku, kad čia VIP rūmas. Nu tai susimokėjom dar po kiek čia?
Po 3 eurų žmogų, bet kondiškė, kojytės, tuoj parodysiu, kaip čia veikia. Ir staliukas, viskas yra. Nu, reikia išsiaiškinti pačiam, kaip čia veikia. Tai dabar sėdim kaip ponai jau visiškai. Nežinau, sukaitom labai. Aš iš visas, pažiūrėkit. Raudonas kaip krabas. Aistė tik kelius nudegė. Gerai, važiuojam į Kotavo, tai mūsų misija tokia yra išsinuomoti iš pradžių motorolerį, susirasti viešbutį, išsimest savo daiktus, galbūt nusipraust, o gal ir ne, ir tada varysim gal į viewpointą, gal į kažkokį paplūdimį, gal pavalgyt, bus matyti. Mes kaip biščiukai, pažiūrėkit, tiek daug lagaminų ir čia net pusės turbūt nėra. Tai ką, atvykom į Kotavo, tęsia mūsų labai žolė čia, visur dvelkia. Tęsia mūsų kelionę. Gražus oras, šilta, gera, malonu. Na ir kągi, kaip smagiai saulytė kepina mano raudonos rankas ir kaip man patinka, kur eina ir vidury kelio sustoja žmonės tiesiog. Ir mūsų pirmi žingsniai, dar ne ant žemės. Liptelių. O jeigu pažiūrėk, kas čia vyksta po kairę. Kas vyksta po kairę? Veiksmas. O, veiksmas vyksta po kairę, visi kažką parduoda. Tiksliau, čia visi taksi siūlo savo. Blema, paplūdimukas toks pavargęs. Gerai, mes einam ieškoti Pirdą išsinuomot, taip? Varom. Na ką, atvarėm, darom čekiną, gan nemažai. Yes. You already pay everything online and you book for 2 nights. Yes, Mėlyjeji mūsų pasieniečiai. Štai ir aš jau nebežinau, 4 apartamento viešbučio. Buvom dėl šitų paskaitėm atsiliepimus, kad labai visi ten peikia. O aš parašiau, kad mūsų metinės, kas yra tiesa. Ir sakau, gal netyčia kažką. Ir karočiui čia, atsiprašau, čia yra naujai įrengti, pastatyti. Tik tai baseinas, mums biški čia paeit kokiu 200 metrų, bet... Aha, kur Pirdą pasistatėm. Kondiškė, vėjelis. Susižiūrėkit. Kažkaip atsirakina, gal ir ne. Vaizdelis. Vertas. O, kažkas čia labai jau degina. Vaizdelis vertas visų pinigų. Karoli, pakomentuokite, kas nutiko. Važiavom. Tik pasiėmėm Pirdą, važiavom. Aistukas sako, o mes kuro turim. Pasižiūriu, mirksi jau paskutinė lemputė. Tai visą laimę, prie pat buvom. Redoilo. Degalinės, jo, stambesnius. Tai vienu žodžiu visus smulkius centus dabar bandom Atsikratyti. Jo. Tai pilsimės už... Nes tuščias bakas, aš net nežinau. Tai už visus dabar supilk, o po to dasipilsi. Nu jo, už visus, už šiam 2, 7 batų. Gerai, atsisukau, tikiuosi datems. Gerai, šitas datempė. Gali žalią mygtuką paspausti? Spaudžiu. Tam.
Vieną kartą? Jo. กรุณาบีบหัวจ่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียว Viskas? Dar žalia pabandyk. Ai, va. Laikyti, ne? Jo. Nieko aš nesuprantu. Tik tai matau, kad kuras stipriai brangesnis negu degaliniai. Stipriai brangesnis. ขอขอบคุณที่ใช้บ Mes ริการค่ะ prisipylėm litrą 20, kur degaliniai mes 4 litrus prisipildavom už 100. Nu, vienu žodžiu, pusantro, ant pusės karto pigiau. Всё. Pavažiavę dar 100 metrų, užsipylėm realiai nieko neužsipylėm. Jo, geltona, žalia, raudona. Į lietuviškus patiekalus atvyko. Pavažiavam dar 100 ir tokį Pranny's Kitchen. Pasižiūrėjau, atsiliepimai geri, tai aš manau turėtų būti skanu. Gatvelės labai siauros, toks atrodo kiemais važinėja. Mašinai grinai iš mašinos pločio, tai 2 metrai. Žmonių daug, kainos, sakyčiau, Kopangane turbūt brangiau, ne? Tai vat keista buvo, aš galvoju, kad Kotau bus brangiau, bet pasirodo Kopangane net, tikrai ženkliai brangiau. Ir tiek žinių. Tai ačiū, kad žiūrite. Jeigu jums patinka toksai lempinis mano pasakojimas ir turinys, tai paspauskite subscribe, laiką. Būsime jums labai dėkingi. O jeigu kas nors ruošitės važiuoti į Vietnamą arba Tailandą, galit parašyti ir mes jums bent jau galėsim tipsų kažką duoti. Labai atsiprašom, kad nenufotkinom, nenufilmavom. Jau pusę supitočinam, labai valgyt norėjom. Eistukas užsisakė, Garlic chicken. kaip čia vadinas, vištieną su pipirais ir česnaku. Tiesiog aš pataju įdomios labai spalvos. Bet skanu, gerai. Skanu? Liuks, skanaus įvalgot ir ačiū. 1 minute 37 seconds later. Nu, atvarėm. Ozone Viewpointas. Sako, arba perkat kažką, arba 20 batų žmogui. Tai nusipirkom vandens ir Lipton. Dabar Aišku, sumokėm daugiau. sumokėjom daugiau, bet va jau apsipirko. Bet čia, kad tas Gaidys čia stovi. Kartais jie būna agresyvūs. Prašau pasitraukti. Čia voverytė kažkur lakstė, matom. Nu ir ką, prasideda kopimas. Nu, šlaikys. Tu naktį. Kaip nesmagu. Prašau. Ko tavo? Bet mes čia važiuojam kalnais, kalneliais. 20% įkalnėm. Jau pirda. Momentu aistė nulipo, momentu vos užtraukė.
Na ką, pasiėmėm rytojui iš viešbučio valtelę. Čia žiūrėk, pupa. Plauksim į salas tokias įdomias. Pirmin atgal nuplaut gavosi 600, tai kiek čia gaunasi apie 20 euriukų. O dabar atvarėm į Sairė Beach vadinasi. Bet aš matau, kad čia... Ai, va ten va yra. Kur ir sakiau. Kuris, kur daugiausiai pirdų buvo. Einam? Tai va. Nusimaudysim biškį, tada varysim iki Pardės, nusipirksim sneksų rytojui. Pasimaudėme ir einam link Pirdos, kad važiuot apsipirkti ir žiūrime Power Hour. Tai vat, Frozen Margarita susisakėm, net nežinojom kas tai. Aš tiksliau nežinau, vaistukas čia taip pašapavo. Later that night. Jūs pažiūrėkit, kaip čia gražu mūsų mielieji draugužiai. Draugeliai. Aha. Čia kai barą ateini, turi tapkės nusiaut. O žiūriu, čia labai daug žmonių, gal mums čia reikia pakrist. Tada pažiūrėsim meniu. O jėtų, čia visi be batų, čia chlamidijos. Čia chlamidijos yra. Bet čia matai, net vietų nėra. Yra vietų. Gerai. Einam toliau labai gražiai. Mes ir vėl pamiršome parodyti, ką užsisakėm. Tai čia buvo načos su guacamole, tada du takai su jautiena, labai skanų, super. Žiūrėsim, ką atneštas. Ir dar tryliukų. Šiandien švenčiam, skanau. Kitas patiekalas yra vištieno šašlykas. Toks plius minus. Šiaip jautiena pelė kaip skanė, pelė kaip wow. Ten koks didelis kūdikis, pažiūrėkit, guli. Irgi wow. Skanu? Tai ką, mūsų mėly žiūrovėliai, mes, oi, koks aš čia pasišiaušęs ir man nieko Aistė nesako, kad aš toks buvau. Mes pavalgėm, priragavom visko. Ir ką, dabar jau šliaužiam miegot. Šliaužiam miegot, dar čia visur judesys, bet mes kaip pensionai, tai... Mes ankstytelėmės. Tai gerai. Ankstyna miegot. Ačiū, kad jūs vis dar įžiūrite iki tiek laiko. Jeigu patiko, paspauskite subscribe ir laiką. Pakomentuokit ką nors gero. Nu ir ką, ačiū jums. Ir iki kito karto. Ate. Ate, tinki vinki. Ate. Dipsi.